Vladimiras Bukovskis 12 metų buvo kalinamas Rusijos psichiatrinėse ir darbo lageriuose už tai, kad 1960–1970 metais gynė žmogaus teises. Paskutinį kartą kalėjo 1971 metais. Į vakarus atvyko 1976 metais ir dabar gyvena Kembridže. Bukovskis savo kailiu išbandė visą sistemą, kuri, pasak jo, grėsmingai panaši į mums dabar primetama. Ir jeigu jis teisus, Britanija ir kitos šalis, kokias mes jas pažįstame dabar, yra ties išnykimo riba. Tiesiog sumaištį kelia mintis, kad tik palaidojus vieną monstrą, Tarybų sąjunga, yra kuriama visai į panaši – Eurosąjunga. Kasgi yra toje Eurosąjunga? Išnagrinėję tarybinę versiją, greičiausiai rasime atsakymą. TSRS buvo valdoma 15 nerenkamų žmonių, kurie pasiskirdavo vienas kitą ir prieš nieką nebuvo skaitingi. Eurosąjunga yra valdoma keletų tuzinų žmonių, kurie irgi skiria vienas kitą, renkasi slaptai ir prieš nieką nesiskaito. Ir mes jų negalime atšaukti iš pareigų. Galima paprieštarauti, kad Eurosąjungoje yra renkamas parlamentas. Tiesa, bet TSRS taip pat turėjo tokį patį, kaip ir parlamentą, aukščiausiąją tarybą, kuri tik klusniai patvirtindavo politinio biuro sprendimus. Ta patį dabar daro Europarlamentas, kur pasisakymai kiekvienai grupiai yra ribojami ir pranešėjų kalbos dažnai trunka iki 1 minutės. Eurosąjungoje knibžda šimtai tūkstančių eurokratų, su riebiomis algomis, daugybė padėjėjų, premijomis ir privilegijomis, imunitetų prieš teisinį persekiojimą, tarnybos kaitaliojimą kitomis. Ir nesvarbu, ką jie ten daro, ar ko nesugeba daryti. Argi tai netarybinis režimas? TSRS buvo sukurta per prievartą ir dažniausiai okupuojant kitas šalis. Eurosąjunga nėra kuriama naudojant ginkluotą jėgą, bet ekonominę gąsdinimo ir prievartos pagalbą. Tam, kad išliktų, TSRS turėjo pastoviai plėstis. Sustojus plėtrai, iškart prasidėjo griūtis. Įtariu, kad tas pats laukia ir S. Buvo teigiama, kad TSRS tikslas sukurti naują istorinę būtį, tarybinę liaudį, ir kad mes turime pamiršti savo tautybės, savo etninius papročius ir tradicijas. Ta patį galima pasakyti ir apie Eurosąjungą. Jie nenori, kad jūs būtumėte britas ar prancūzas. Jie nori, kad jūs taptumėte nauja istorinė realybė, europiečiais, nuslopinti visus jūsų tautinius jausmus ir palikti tik kaip daugiatautę bendruomenę. TSRS 73 metus buvusi tokia pat sistema sukūrė tiek etninių konfliktų, kiek jų nebuvo niekur kitur pasaulyje. Vienas pagrindinių TSRS tikslų buvo tautinės valstybės sunaikinimas. Lygiai tą patį mes stebime nūdienos Eurosąjungoje. Briuselis ketina absorbuoti tautinės valstybės, taip, kad jos išnyktų. Korupcija tarybinėje sistemoje buvo sukurta iš viršaus į apačią. Lygiai taip pat kaip ir Eurosąjungoje. Endeminė korupcinė veikla, kokią matėme senojo TSRS, subujojo ir lygiai taip pat klesti Eurosąjungoje. Prieštaraujantis arba tai atskleidžiantis būna nutildomi arba apskritai uždraudžiami. Niekas nesikeičia. TSRS mes turėjome gulagą. Manau, kad Eurosąjunga turi savo gulagą, intelektinį, žinoma kaip politkorektiškumas. Kiekvienas, bandantis pasisakyti rasiniais klausimais ar turintis kitokį požiūrį, nei jau patvirtinti, yra ujamas. Tai gulago pradžia. Jūsų laisvės praradimo pradžia. Tarybų sąjungoje jie sakė mums, kad išvengtume karo būtina federacinė valstybė. Eurosąjungoje jie šneka jums lygiai tą patį. Trumpai tariant, abi sistemas palaiko tą patį ideologiją. Eurosąjunga yra senosios TSRS modelis, paslėptas po vakarietišką kaukę. Ir vis dėlto, Eurosąjungos, kaip ir TSRS esmėje, glūdi savęs susinaikinimo sėklos. Deja, kai S grius, o jį tikrai grius, jį po savęs paliks visuotinę destrukciją, o mums didžiulės ekonominės ir etninės bėdas. Senoji tarybinė sistema buvo neįgali reformuotis, taip pat yra ir su Eurosąjunga. Tačiau yra alternatyva, tų keliasdešimties pačius save paskyrusių Briuselio oficiozų valdžiai. Tai nepriklausomybė. Jūs neprivalote priimti to, kai jie buvo sugalvoję jums.
Pagaliau, jūsų niekas neklausė, ar norėjote jungtis, o jei ir klausė, nuslėpė prisijungimo pasekmes. Aš jau gyvenau jūsų ateityje, toje, į kurią eina Eurosąjunga. Ir patikėkite, ten tikrai nieko gero.